Ir noriu dar vieną dalyką pasakyti, kad šiuo metu bibliotekoje vieši švietimo ir mokslo ministras. Na, taip jau sutapo, kad jis, kai buvo numatyta, anksčiau negalėjo atvykti. Suprantate, ministrai turi, įtemptą dienotvarkę ir mes džiaugiamės, kad ir vėliau, bet jau vis tiek sulaukė, kad kaip ir pridera, direktorius turi priimti ministrą, su juo pabendrauti, pasikalbėti dėl bibliotekos ateities, o mes tuo tarpu pabūsime vieni. Gerai? Tad sveikinu Jūs jau švenčiančius didžiavyrio Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybės kūrėjo ir gynėjo Mikalojaus Radvilos Juodojo 500-asias gimimo metines. Vakar buvo jo tikroji gimimo diena, o šiandien jau šiek tiek, su ta mintimi jau susitaikė, jau spėjo ir gerokai paminėti įvairiais žiniasklaidos kanalais ir kitais renginiais. Šiandien mes atidarome parodą, kurioje yra eksponuojami faktiškai, visi dokumentai saugomi būtent Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekoje. Turiu pasakyti, kad paroda bent šiek tiek būtų tokia įtaikesnė, teko pasitelkti ir keletą kitų institucijų, iš kitų institucijų gautų dokumentų skaitmenines kopijas. Už tai esame labai dėkingi Lietuvos nacionaliniam muziejui, kuris maloniai padovanojo mums 18 amžiuje sukurto Radvilų giminės genealogijos medžio skaitmeninę kopiją. Ir mes ją galim eksponuoti ir taip papuošti savo parodą. Taip pat, neakivaizdžiai galime padėkoti ir Lenkijos nacionalinio muziejaus Čartoriskių bibliotekos Krokuvoje kolektyvui, bendruomeniai, kurie yra suteikusi mūsų bibliotekai kai kurias skaitmenines kopijas. Žinoma, mes jas eksponuojame tik šitoje parodoje, o toliau jų eksponavimas kokioje nors virtualioje erdvėje jau bus nebe mūsų, o jau dabar, ką jūs pamatysite, tas ir bus pamatyta. Žinoma, daug aš čia nekalbėsiu. Pirmiausia, noriu pristatyti, kas šį vakarą dalyvauja mūsų renginyje. Tai žinomas istorikas, docentas, daktaras Deimantas Karvelis. Puikiai pažįstamas iš būtent Radvilų giminės tyrinėjimų ir apskritai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūros istorijos tyrinėtojas. Taip pat labai sulaukime garbingo svečio, bet aš jau jo institucijos pavadinimą perskaitysiu iš lapelio. Lietuvos banko grynųjų pinigų tarnybos direktorius, pinigų kūrimo komisijos pirmininkas Alis Jaramaitis. Taip pat šiandien su jumis bendraus viena iš parodos rengėjų, galima sakyti pagrindinė parodos rengėja, Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos retų spaudinių skyriaus vyresnioji bibliografė Violeta Radvilienė. Taip jau sutapo, kad apie Radvilą parodą rengė ne kas kitas, o Violeta Radvilienė. Kokių jis sąsajų turi su Radvila, gal ne pati pasakys, jeigu jų turi. Ir dabar kviečiu kalbėti gerbiamą istoriką, docentą daktarą Deimantą Karvelį. Iš tikrųjų labai malonu būti tokiame renginyje, kuriame vėl naujai sušvinta kudirkos žodžiai iš praeities tavo sūnus, kai stiprybę semia. Ir mano giliu įsitikinimu Mikalojus Radvila Juodasis yra vienas iš tos šlovingos Lietuvos praeities veikėjų, iš kurio tikrai verta daug ką pasisemti. Tokia sausakimša salė man iškart primena vieną epizodą iš Mikalojaus Radvilos Juodojo gyvenimo, kai 1557 metais Lūpiškių dvare jisai sušaukė pirmąjį evangelikų susirinkimą Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir amžininkai rašė būtent apie tokį anšlagą. Iš tikrųjų,
Prikėlimas istoriniai atminčiai tokių veikėjų kelia labai daug klausimų. Aš taip pasižiūrėjau, kaip baltarusiai, ukrainiečiai ir lenkai, mūsų šlovingiausias didikų Radvilų giminės, kai kurios atstovus kartais prisimena ir juos įamžina. Pradėsiu galbūt pradžioj nuo tokios minorinės minties. Žinot, visas Radvilos Juodojo gyvenimas buvo labai dramatiškai sudėtingas ir minoriškas. Tai viena iš kontroversiškiausių ir spalvingiausių mūsų istorijos asmenybių. Kai mes kalbam apie laiką, kai valdovai Lietuvoje menkai gyvendavo ir tikrieji realiai Lietuvos valdovai buvo didikai. O iš didikų giminių be abejo pati įspūdingiausia, turtingiausia, politiškai galingiausia, kultūriškai aktyviausia ir visais pjūviaisiausia buvo Radvilų giminė. Tai lietuvių istoriografija iki šiol neturi knygos apie Mikalojų Radvilą Juodąjį. Aš kaip žmogus šiek tiek prisilietęs prie istorijos mokslo, beveik sakyčiau, galimas daiktas, tai yra ryškiausias viso 16 amžiaus Lietuvos žmogus. Jis iki šiol neturi knygos lietuvių kalba. Turiu galvoj mokslinės monografijos. Meilės tėvynei vertas. Vestas, o aš perskaičiau vertas. Ir aš kaip galvoju apie Radvilą Juodąjį iš karto, čia 3 temos, 3 knygoms. Mikalojus Radvila Juodasis ir meilė, ką jisai mylėjo. Aš pabandysiu atsakyti šiandien apie 3 jo meilės. Koks jo santykis su tėvynė. Ir ar jis, aš tą žodį 3 pakeisiu, tai leisiu savo gerai. Ar jisai buvo vertas savo tėvynės ir ar tėvynė buvo jo verta. Viena rimta mokslinė knyga apie Radvilą Juodąjį buvo išleista dar prieš karą, 1939 lenkas Józef Jasnovskis išleido. Įdomu tai, kad pernai 2014 lenkai perleido šitą knygą reprintą. Nes iki šiol mes, visi istoriografijai, ne vienas istorikas nesiryžo pakelti štai šito žymaus veikėjo teksto. Iš tikrųjų, Mikalojus Radvila Juodasis, aš per daug neįsiplėsdamas, neužimdamas daug laiko, nes jo biografijos daug kur yra šiek tiek aprašyti pjūviai. Kai atsiranda tokie jubiliejiniai renginiai, lietuviai staiga suskanta jį prisiminti. Man įdomiausia buvo stebėti, kaip lietuviai išgraibstė tą gražią naują monetą su Radvilos Juodojo atvaizdu, ar ne? Man kilo toks konceptualus klausimas, ar jinai buvo išgraibstyta dėl numizmatinio lietuvių poreikio, ar dėl to, kas ant tos monetos užrašyta. Ir tas, ir tas. Ir mane vakar netgi vėlai vakare pasiekė informacija, kad vienas Radvila, tikrasis Lenkijoje gyvenantis, jis sėdi ir apgailestauja, kad jis nespėjo įsigyti tos monetos ir neturi savo kolekcijų. Tai va, Mikalojus Radvila Juodasis gimė 1515 metais Nesvyžiuje. Ir jeigu būtų galima pasakyti apie pačius didžiausius jo nuopelnus, kokios tos jo 3 meilės? Aš noriu kalbėti šiandien apie 2, o apie 3 meilę bus galima susivokti tie, kurie ateis į knygų mugėje esančios naujos knygos pristatymą ir sužinoti. Mikalojus Radvila Juodasis buvo vienas iš garsiausių Lietuvos didikų, anksti netekęs tėvo. Ir jau 1529 metais, jam buvo 14 metų, jisai savo vaikystę, jaunystę faktiškai praleido Krokuvoje šalia Žygimanto Augusto dvare globojamas. Jo gyvenimo kelias labai spalvingai yra susijęs su valdovu Žygimantu Augustu, su jo šeima. Ir lietuvių net istoriografijų kartais kalbama, kad jie pradžioje labai draugavo, bičiuliavosi, paskui ta garsi istorija su Barbora Radvilaite ir Žygimantu Augustu, o paskui per garsiąją Liublino uniją Radvila Juodasis susipyko su Žygimantu Augustu ir Radvila Juodasis tarsi buvo paskutinius 2 gyvenimo metus šiek tiek eliminuotas iš politinio gyvenimo. Tačiau labai įdomi detalė. 2 dienos prieš savo mirtį, surašydamas savo testamentą, Mikalojus Radvila Juodasis savo vaikų globą paliko ne kam nors kitam, o valdovui Žygimantui Augustui. Mikalojus Radvila Juodasis iš vienos pusės buvo labai paprastas žmogus, iš kitos pusės labai nepaprastas politikas, diplomatas. Aš sakyčiau, toks savotiškas 16 amžiaus Lietuvos politikos Leonardas da Vinčis, apie kurį lengviau pasakyti, kas jis nebuvo, negu kas jisai buvo.
kaip jisai pats save įvardindavo arba identifikuodavo, kas jis yra. Žinot, mokslininkai, mūsų laikų žmonės apie jį bet ko gali prisakyti, išaukštinti, panegyriką sukurti. O jis 1556 atsakydamas Romos popiežiaus legatui Aloizijui Lipomanui apibrėžė save labai paprastai. Aš esu rūmų žmogus, labiausiai atsidėjęs karybai ir teisėtvarkai, nes mane labiausiai domina 3 dalykai. Vėliausiai, kad čia neradvilas Juodojo balsas. Nors jeigu būtume Baltarusijoje, kur nors Nesvyžiaus pilyje, ten gidai įtikintų, kad čia galimas daiktas Petavėlė, ar ne? Arba Barboros Radvilaitės. Kalbant apie įamžinimus, aš taip pagalvojau kartą važiuodamas iš Baltarusijos, kad lietuviai labai mažą šokoladuką su Barboros Radvilaitės pavadinimu yra išleidę, o Baltarusijoje milžiniška plyta. Čia kalbant apie Radvilas. Tai Radvila sako, labiausiai mane domina 3 dalykai. Tėvynė, valstybė ir visuotinė ramybė. Ir visas jo gyvenimo kelias nuo tada, kada jisai iš valdovo rankų pradėjo gauti pagrindinius valstybinius postus, nuo tada, kai jisai iškeliavo į pirmąją savo karinę kampaniją, būdamas 20 metų, ir pradėjo statyti savo privačią kariuomenę ir privačias lėšas, jis iš esmės visą gyvenimo kelią ėjo kaip politikas, karys ir diplomatas. Jame tilptų ne tik tas daugybės gebėjimų žmogus, kodėl aš jį Da Vinčiu pavadinau, bet tilptų ir savotiškas 16 amžiaus Gediminas, kuris diplomatinėse misijose į Šventąją Romos imperiją, pas Šventosios Romos imperatorių, stengdavosi visokiojopai atstovauti Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės interesus. Tai yra žmogus, kurio istorikai tekstų iki galo nėra ištyrę. Mikalojaus Radvilos Juodojo daugelis, nemažai laiškų yra nepublikuota, ir kai kurie jo laiškai, gulintys Lenkijoje, jie yra koduoti, užšifruoti, ir to šifro kodo niekas iki šiol nėra, reiškia, joks istorikas nėra pakėlęs. Tai yra lietuvis, kurio dėka 16 amžiaus viduryje Lietuva prisijungė Livoniją. Tai iš esmės buvo jo projektas, į kurį pasijungė Žygimantas Augustas, etninės estų ir latvių žemes. Tiesa, niekas iki šiol nėra radęs, ar Radvila Juodasis tai siejo su ekonominiais ir politiniais Lietuvos interesais, ar galbūt giliau mąstė apie baltiškąją etninę tų žemę kažkur anksčiau prigimtį. Tai yra žmogus, kuris visa krūtinė, kaip Aleksandras Matrosovas stojosi už Lietuvos valstybingumą, derantis su Lenkais dėl unijos sąlygų. Žmogus, kuris nuvažiavęs į pirmas dėrybas 1563 metais su Lenkais dėrėtis dėl Lietuvos ir Lenkijos jungimosi, vienas pirmasis kalbėjo ir aiškiai davė suprasti, kad viena iš svarbiausių sąlygų turės būti ta, kad LDK vardas negali išnykti. Šitas istorinis slaptažodis ir mūsų valstybės pavadinimas Lietuvos didžioji kunigaikštystė turi išlikti. Ir nors istoriografija, kuri kalba apie bendros Lenkijos Lietuvos valstybės atsiradimą, apgailestauja, kad ta unija buvo sudaryta nepalankiom mums sąlygom, bet Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pavadinimas išliko. Radvila Juodasis, kaip ir galbūt teikčiau 2 iš 3 Radvilų giminės šakų, Lietuvos didžiąją kunigaikštystę laikė savo tėvynę ir tikrai turėjo tą politinę sąmonę išsaugoję. Taigi ta meilė tėvynė Radvilos Juodojo buvo surišta su labai konkrečiais darbais. Viena iš didžiausių ūkinių reformų, galbūt sakyčiau, pirmoji valstietiškos agrarinės lietuvių tautos istorijoje reforma, Valakų reforma, kurią mintį mestelėjo karalienė Bona Žygimantas Augustas išleido įstatymą, bet realus vykdymas valstybinėse žemėse prasidėjo Mikalojaus Radvilos Juodojo rankų dėka. Antrojo Lietuvos statuto sudarimo aplinkybėse šitas žmogus taip pat nepaprastai aktyviai dalyvavo. Bet visi šitie pjūviai, kuriais labiausiai Radvila Juodasis išgarsėjo, šitą Lenkai taip pat pripažindavo. Šitą jezuitiškai aplinka to meto pripažindavo, kad kai 1565 metais Radvila Juodasis mirė, yra to meto ir garsiojo jezuito Komendonio atsiliepimas, kad mirė pats žymiausias žmogus ne tik Lietuvoje, bet ir tuose kraštuose. O dar vienas jezuitas amžininkas atsiliepė kitaip.
Jeigu Radvila Juodasis miręs būtų bent 15 metų anksčiau, Lietuva nebūtų taip nukentėjusi, o ypač jo pusbrolio Mikalojaus Radvilos Rūdojo dvasia. Taigi šitas žmogus nepalikdavo abejingo ne vieno rimto istorinio veikėjo, kuris veikia tuo metu Lietuvoje, Lenkijoje ir aplinkiniuose kraštuose. Mikalojus Radvila Juodasis yra taip pat pirmas lietuvis. Užbaigite šį sakinį, kame jis dar pirmas? Na, nes jeigu dedam tašką, sakinys labai keistas gaunasi ir jis visiškai kvailas. Tai yra pirmas lietuvis patekęs į draudžiamų knygų sąrašą Europoje. 1556 metai. Ir šitoje nuostabioje parodoje yra tas garsusis tekstas, kuris dabar kaip mokslinė publikacija išeina, profesorės Dainoros Pociūtės parengtas ir bus štai knygų mugėje. Tai yra 1555 ir 56 metų istorija, garsi religinė polemika tarp popiežiaus legato ir štai šito politiko, kuris gavęs popiežiaus legato laišką sako, aš labai užsiėmęs politikui, bet nuvogęs nedaug laisvo laiko, nusprendžiau parašyti tau atsakymą. Sėda ir parašo ilgiausią laišką lotynų kalba ir po to laiško griūva lenkų istoriografijos teiginiai, kad Radvila Juodasis mokėjo tik rusėniškai ir lenkiškai, o jo lotynų kalba buvo labai žemo lygio ir panašiai. Ne, jisai parašo ilgą epistolinį poleminį laišką, viešą, kuriame įspūdingai atstovauja Lietuvos interesus, kuriame cituoja šventą raštą, kuriame išmano visą antikos istoriją, bažnyčių susirinkimų nutarimus, kuris žino Lenkijos kontekstą, kuris domisi islamu, kuris pasirodo kaip nepaprastai eruduotas žmogus. Ir jisai sako, kad visais klausimais, kuriuos jūs man parašėte, aš jums pateiksiu atsakymą. Ir šitas tekstas, kuris yra turbūt vienas iš aštriausių tekstų parašytų Renesanso epochoje, jis yra išspausdinamas, plinta Europoje ir įtraukiamas į garsųjį Index Librorum Prohibitorum. Galbūt taip omeny turėjo šviesios atminties mūsų pasaulinio lygio kultūrologas Vytautas Kavolis, kai viename savo tekste jis parašė taip. Labai įdomus sakinį. Kai 1565 metais mirė Radvila Juodasis, kad neišlaipyčiau tų žodžių, aš atsiprašau, pacituosiu. 1565 metais Lietuvos ateitis dar galėjo kitaip susiklostyti. Tačiau po Radvilos Juodojo mirties nebeatsirado socialinių jėgų galinčių jį pakeisti. Tai buvo paskutinis kartas, kai Lietuva dar galėjo tapti svarbi pasauliui. Politikas, diplomatas, karys, rimtas labai teologas, intelektualas. Ar tai ne apskritai pirmas atvejis, kai lietuviai su savo intelektu tampa kažkiek svarbus Europai? Tai va, ir be abejo, vienas iš ryškiausių dalykų, kurį Radvila tikrai pats išskirtų. Aš užsiminiau taip truputį juokaudamas apie tris jo meilės. Na, apie jo asmeninį gyvenimą nėra daug prirašyta, bet kiek žinoma apie jo šeimą. Beje, jo vestuvės, kaip ir Žygimanto Augusto, jo draugo vestuvės buvo beveik tuo pat metu. Ir kai jis vedė Lenkaitę Elžbietą Šidloviecką 1547 metais, tai buvo vienintelė jo žmona. Jis pagyveno su ja 14 metų, susilaukė 9 vaikų ir tikėtina, kad šitas meilės diskursas buvo tvarkoje. Meilės tėvynei diskursas yra nepaprastai didžiulis. Bet turbūt pati didžiausia Radvilos Juodojo meilė tai buvo tas asmuo transcendentinis, kuris vadina Šventą Trejybę, Kristus, Dievas. Ir rašydamas tą garsų poleminį raštą, kodėl jis iki šiol, pavyzdžiui, nebuvo išeksponuotas, va taip įdomu, bet tik tais sovietmečių Lietuvos tas ateizmo istorijos chrestomatijoje buvo mažas fragmentas duotas to laiško. Bet kai tu jį visą laišką paskaitai, tampa aišku, kodėl jisai 2 mėnesiai iki savo mirties ir savo sūnui Kristupui Radvilai Našlaitėliui parašo laišką, kuriame maždaug toks tekstas, kad aš, mielas sūnau, žemiškam gyvenime pasiekiau viską, materialiai ir karjeros prasme, bet visa tai neverta nieko su tuo tikėjimu išpažinimu, kuriame aš tave užauginau. Ir jeigu tu visą gyvenimą jo laikysis,
tu vis pasieksi visą tai, ką ir aš turiu. Ir Radvila Juodasis, mano mintis yra kokia. Radvila Juodasis, jis ne tik šiaip yra bažnyčios reformatorius. Iki tol, kol profesorė Dainora Pociūtė neišleido garsios monografijos Maištininkų katedros, visa istoriografija blaškėsi atsakyti į vieną klausimą. Kokio tikėjimo toje pamaldžioje visiems epochoje buvo Radvila Juodasis? Na, pradžioje, aišku, katalikas, o paskui nesuprasi nei liuteronas, nei evangelikas reformatas, ir arijonų pilna jo dvare ir taip toliau. O iš tikro, kai pradedi žiūrėti visus jo darytus projektus ir perskaitai garsų poleminį laišką, akivaizdu, kad jis mėgino iš visų reformacijos srovių paimti visą ką geriausia, bet ne tik savo valdose. Matoma jo vizija, kurios jis nespėjo gyventi dėl savo mirties, nes aktyvių politikų ir protestantų buvo tik realiai, sakytume, 10 metų, nuo 553-5 iki savo mirties 565. Ta vizija tai buvo pakreipti visą Lietuvą, apie ką turbūt ir Kavolis turėjo savo mintį, apie kitokią Lietuvos ateitį, šveicariškų, vokiškų, galbūt skandinaviškų kelių. Tik aišku, tėvynė Lietuvos didžioji kunigaikštystė, visas tas kontekstas tuo metu buvo šiek tiek kitoks ir Radvila Juodasis tiesiog nebespėjo to įgyvendinti. Net jo pomirtinio gyvenimo istorija yra labai makabriška. Ar ne? Miršta 565. Daugelis katalikiškų paskvilių buvo prirašyta, kaip Radvila Juodasis mirė. Man labiausiai patiko vienas Neapolyje išleistas paskvilis, kuriame buvo rašoma, kad kai mirė Radvila Juodasis, visi 4 jo sūnus nešė tėvo sarkofagą į vieną iš katalikiškų Vilniaus bažnyčių. Ir taip tarsi mirusi tėvą sugrąžino į buvusi ankstesnį tikėjimą. Nors yra tikri istoriniai faktai, kad mirusiem buvo rūpinamasi, kad galbūt jis būtų pašarvotas katalikų bažnyčiai, bet, tuo metu Vilniaus kapitulas tuo nesutiko, suprantama, pagal jo pastarąją veiklą. Bet labai įdomiai turėjo atrodyti tas vaizdas ir tokią nuotrauką parodoje būtų įdomu matyti, kaip 4 Radvilos Juodojo vaikai, vienam 3 metai, kitam 4 metai, dar vienam 12 metų, ir Radvila našlaitėlį buvo 16 metų, neša tėvo sarkofagą. Iš tiesų jis buvo viename iš savo Vilniaus dvarų pašarvotas už tautų koplyčiai, paskui perkeltas į kitą vietą. Ir iki šiol yra šiaip mįslė, kaip jis atsidūrė Dubingiuose. Nesgi mes žinom, vienas iš Radvilos Juodųjų, vienas iš Radvilų Dubingiuose kartu su žmona Elžbieta Šidloviecka, kad Dubingiuose buvo perlaidoti. 1627 metų datą paleido lenkų istorikas Eduardas Kotliubajus, išleidęs knygą Radvilos, kuri išleista ir į lietuvių kalbą, bet nedavė jokios nuorodos, jokius istorinius šaltinius. Neaišku, iš kur ta data. O Henrikas Lulevičius, toks lenkų istorikas, kuris parašė turbūt didžiausios apimties biogramą apie Radvilą Juodąjį, garsiajame lenkų istorinėme biografinėme žodyne, Polskis Slovnik biografičnė, irgi parašė tą datą, duodamas nuorodą į Kotliubajų. Bet iki šiol nėra žinoma. Ir tik iš vieno laiško Varšuvos archyve galima spėti, kad galbūt tai yra tiesa. Teko rasti būtent tų metų, 627 metų datuotą laišką, kur rašo Kristupo II Radvilos vienas dvariškis apie istoriją, kuri vyksta vieną žiemos naktį, beje vasario naktį Vilniuje, kai slapta net protestantiškai Radvilų aplinkai dvariškių nežinant, 2 sunkios rogės, kuriuose buvo po vieną karstą pripilta kalkių, nes didikų palaikai 16 amžiuje būdavo apipalami kalkėmis, mumifikuojami tik 17 amžiuje. Slapta naktį buvo nuvežti rogių keliai Dubingius ir įvyko perlaidojimas. Taigi, tikėtina, kad Radvila Juodasis amžino poilsio tikrai atgulė Dubingiuose. Ir štai šitas toksai eretikų vėliavnešys, kuris politinė prasme lenkams irgi buvo savotiškas eretikas, ginantis Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valstybingumą. Iš tikro jis, sakyčiau, nėra dar iki galo prikeltas, įvertintas ir tai, kas prasideda tik tais 2015 metais, manau, yra tik tais
pati pradžia. Čia turbūt aš ir baigiu, nebent kas nors kažko norėtų pasidomauti. Ar galima paklausti, ar kasdienio jo bendravimo kalba buvo lenkų? Kasdienio jo bendravimo kalba pagrindinė buvo lenkų iš tikrųjų. Bet matot, tas kalbų aspektas, dažnai va tas klausimas, mūsų bajorai kalbėjo lenkiškai, rašė lenkiškai, ar jie mąstė lietuviškai. Ar Radvila Juodasis galėjo suvokti lietuvių kalbą ir kalbėti lietuviškai? Tai aš jums Radvilos Juodojo lūpomis atsakysiu, ką jis yra parašęs savo tam garsiam veikale apie kalbą. Ką reiškia žmogui gimtoji kalba? Čia nebus ta garsioji Mikalojaus Daukšos frazė, ar ne, tik savo kalba garsi kiekviena tauta ir panašiai, bet ką Radvila Juodasis sako. Dėl apeigų gimtąja kalba platinimo aš esu įsitikinęs taip. Kalba Radvila Juodasis, kurį istoriografija ištyrė kaip, kad jisai plėtodamas protestantizmą, tarkim, reformaciją su gimtųjų kalbų reikalų, bet jisai antrosios reformacijos bangos metu vis tik labiau prisidėjo prie lenkiškos kultūros platinimo, jeigu kalbam tik apie kalbą. Galėjau ir dar kitus kontekstus sakyti apie kaip kultūrinį mecenatą. Tai yra žmogus, kuris įsteigė antrąją spaustuvę Lietuvos istorijai, o galėčiau teikti netgi taip, kad ir turbūt pirmąją spaustuvę. Nes ta pirmoji Pranciškaus Skorino spaustuvė, kuri pas mus Vilniuje buvo įsteigta 519 metais, jinai tokia kaip renesansinė kometa, atskrido ir nuskrido, pabuvusi keletą metų. O realiai spaustuvė era prasidėjo, kai 1563 metais štai šis mūsų veikėjas savo dvare Lietuvos Brasto įsteigė spaustuvę ir skyrė savo lėšas tiems spaustuvininkams. Išspausdinamas pirmas Biblijos tekstas Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės teritorijoje. Ir aš taip hipotetiškai pasakyčiau, jeigu Radvilos Juodojo valdos būtų buvusios labiau etninėje Lietuvoje kaip Radvilos Rudojo, tai jis ir lietuvybės dalykų būtų daugiau nuveikęs, net ir tų lietuviškų knygų galbūt išleidęs. Jis sako taip. Dėl apeigų gimtąja kalba platinimo esu įsitikinęs, kad visi žmonės privalo šlovinti ir garbinti Dievą, privalo kreiptis, bet sąmoningai ir plaukiant iš pačios širdies. Vadinasi, ir ta kalba, kurią supranta tas, kuris nori Dievui tai paskirti. Kas gali būti absurdiškiau už kalbos nesuprantančio žmogaus dalyvavimą lotyniškose, graikiškose ar kokios nors kitos kalbos mišiose, kai jis visiškai nesuvokia tą, ką privalo skirti Dievui. Tai yra mano nuomonė nekas kita kaip žiūrovo vaidmuo vaidinime ir tik stebėjimas bažnyčių didingumo ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Ten toliau neskaitysiu, nes labai aštrus tekstas. Bet jo požiūris štai gimtąją kalbą taip. Dėl to jo dvaruose Baltarusijoje buvo absoliuti tolerancija stačiatikiams, totoriams, kurie islamą išpažino, žydų sinagogos stovėjo ir taip toliau. Tai va, bet jo santykis, dėl tos mūsų bajorų luomo polonizacijos su kalba, apie jo politinę veiklą, be abejo, jisai, jo didžioji dalis laiškų parašyta lenkiškai, jisai kalbėjo lenkiškai. Kaip didikai bendraudavo su valstiečiais, šito klausimo dar nėra iki šiol lietuvių istoriografijai net straipsniuko niekas nėra parašęs. Bet tikėtina, kad turėjo bendrauti lietuviškai. Ar klausimą? Kada iš draudžiamų knygų indekso Radvilos Juodojo pavardė buvo išimta, o gal jį tebelieka? Tas klausimas tarsi reikštų, kad draudžiamų knygų sąrašas vis dar egzistuoja, ar ne? Matot, tas draudžiamų knygų sąrašas yra labai gerai. Reklama ta prasme, kad kai vienas amžininkas užrašė ir profesorė Dainora Pociūtė yra tą gražią mintį pastebėjusi, kad labai gerai, kad katalikų bažnyčia sudėjo tų 700-800 europiečių pavardės. Padarė nuostabiai gerą darbą, į vieną vietą suregistravo viską, ką iš tikrųjų yra verta skaityti. Ir 2 lietuviai pateko į tą sąrašą, Mikalojus Radvila Juodasis ir taip, Andrius Volanas, kurio vardo gatvėje mes turime Švietimo ir mokslo ministeriją. Tai va,
Tas draudžiamų knygų sąrašas Radvilos Juodojo pavardė buvo, kad kartais pranykdavo iš to indekso, nes tas indeksas turėjo daug tiražų. Tai va, bet po Antrojo Vatikano susirinkimo tas draudžiamų knygų sąrašas iš esmės jis neturi jokios prasmės. O šiandien mums tas tekstas Radvilos Juodo jau ir lietuviškai mus pasiekė. Nors tais laikais daugelis tekstų negalėjo didžiosios visuomenės dalies pasiekti. Jeigu galima klausimėlį vieną. Kaip jums atrodo, ar šitokia ryški asmenybė Lietuvos istorijai nenusipelno kokio tai atminimo simbolio Vilniaus mieste? Paminklo, pavyzdžiui, kažką tai. Na, čia klausimas taip dvigubas. Vienas visuomet kyla, ar paminklų ne per daug Lietuvoje, ar ne? Tų visų memorialų ir taip toliau. O kita vertus, tie, kurie atsiranda, ar vertiems žmonėms atsiranda. Tai be abejo, nebūtinai paminklų. Paprasto gatvėvardžio atsiradimas Mikalojui Radvilai Juodajam Vilniuje, kuriame jis ištisai ir veikia. Aš taip sakyčiau, man nesuvokiama, kodėl yra, tarkim, Švitrigailos gatvė Vilniuje, o Radvilos Juodojo nėra. Vien dėl to, kad didysis kunigaikštis, bet slavų metraščių skaitome, jis tik vienu dalyku išsiskiria, pranoko visus mūsų monarchus savo girtuoklystėmis. Aš manau, kad kiekvienas istorinis įamžinimas, kas jis būtų, ar medalis, ar filatelija, ar gatvėvardis, drama, pjesė ir taip toliau, iš tikrųjų turėtų būti tiems, per kurių ne tik kažkokia vizija ir vėlia, bet per jų darytus darbus tos idėjos, jeigu jos vertus šiuolaikiniai visuomeniai išgirsti, tai verta įamžinti. O vien tik dėl kapų, tai Radvila Juodasis netoks buvo. Tai va, bet be abejo, kad to reiktų. Tai mūsų pareiga visiems čia esantiems inicijuoti, kas kur kaip gali padaryti. Skatinti, raginti, prašyti, siūlyti. Tai va, šitos monetos atsiradimas yra nuostabiai graži iniciatyva, labai šaunu, kad tai atsirado iš tikrųjų. Ačiū. Reikės dar jokių permainų nėra. Jums leidus truputėlį pakeisime eigą ir žodį suteiksiu ne svečiui, o savo kolegijai, parodos rengėjai Violetai Radvilienei, kuri jūs supažindins su tuo, ką mes norėjome savo parodą pasakyti ir ką parodyti. Prašom, mieloji Violeta. Labas vakaras, labai malonu Jūs matyti čia visus susirinkusius po tokio išsamaus ir įdomaus pasakojimo. Mano užduotis visiškai nesunki, tiesiog pristatyti ir papasakoti, kodėl tuos dokumentus, kuriuos Jūs matote parodoje, būtent tokius juos ir matote. Ne tik tai minime 500 metų, kai Radvila Mikalojus VI Radvila Juodasis gimė, bet yra ir liūdna sukaktis 450 metų, kai jisai 1565 metų gegužės 28 dieną mirė. Taigi, mūsų parodai rinkome, ieškojome, ką mes turime iš tikrųjų autentiškų, tuo laikotarpiu daugiausia žiūrėjome, ką mes galime iš 16 amžiaus dokumentų, iš to amžiaus, kada Radvila Juodasis ir gyveno, ką galime jums parodyti, kokius pėdsakus jo pavardė ar užsiminimai apie užuominos apie jo veiklą, ar to meto kontekstas, jeigu netiesiogiai, sakykime, istorinės sąlygos, na, turiu galvoje Livonijos karą, kaip visą tai galėtų atsispindėti ir ką mes galėtume jums parodyti. Visų pirma, galbūt pradėkime nuo pačių unikaliausių dokumentų, tai būtent rankraščių, kuriuos matote viename stende.
Na ir jums pasisekė, žinoma, nes vėliau tie rankraščiai bus pakeisti kopijomis, jie negali būti visą mėnesį eksponuojami, dėl to, kad reikia įvertinti jų garbingą amžių ir jie privalo turėti savo nusipelnę, kitaip sakant, būti ten, kur jie yra saugomi. Tai tie rankraščiai atspindi Mikalojaus Radvilos Juodojo veiklą kaip Vilniaus vaivados, kaip čia matome dokumentus, kurie siejasi su kunigaikštijos piliečių gyvenimu, įvairiais buitiniais, teisiniais klausimais. Ir tie dokumentai, tie nuorašai, kurių matote dauguma parašyti rusėnų kalba, yra pažymėti, patvirtinti Radvilos Juodojo antspaudų, o vienas pergamentas yra su Mikalojaus Radvilos parašu, beje parašas nerusėniškas, kadangi tas parašas yra po palenkimu, todėl mes jį nufotografavome, skaitmenintas vaizdas ir jisai tiesiog padėtas toje vietoje ant pergamento, kurio mes negalime atversti, nesulaužydami ir nesugadindami dokumento. Na ir lotynų kalba surašytas karaliaus Žygimanto Augusto patvirtinimas Radvilos Juodojo atlikto, sakykime, patvirtina dovanojimą, gydytojui dovanoja namą ir sklypą. Tai šituos štai dokumentus galite matyti, tai yra patys tokie, sakykime, tikriausi dokumentai, o toliau spausdinti dokumentai, kuriuose vienaip ar kitaip yra paminima apie Radvilos Juodojo veiklą. Na, mūsų direktorius gerbiamas daktaras Sigitas Narbutas leido, jūs galite pamatyti vertimą iš dar neišleistos, dar būsimos Kojelavičiaus herbyno, būtent ten, kur yra aprašoma Radvilų giminė. Tai čia yra dovana mūsų parodos lankytojams. Galime pamatyti portretai tėvų, portretai žmonos portretas, vaikų portretai. Beje, aš nežinau, mes suskaičiavome, žiūrėdami ikonės, žiūrėdami portretų knygą, mes suskaičiavome tik 8 vaikus, tai 4 sūnus ir 4 dukras, jų visų portretus ir galite pamatyti su lotyniškais aprašymais. O ta istorija, apie kurią mums užsiminė, sakykime, turėtų būti įdomi vedybų, paties Mikalojaus Radvilos Juodojo vedybų istorija, todėl kad grafaitei Šidloveckai tuo metu buvo 15 metų, o Mikalojui Radvilai Juodajai 33, taigi jisai buvo 18 metų vyresnis už savo žmoną, kuri ir mirė nesulaukusi 30 metų, tik 29 metų, ir per tuos 14 santuokos metų, kaip sakoma, viešpats laimino jų guolį ir neteko jiems patiems laidoti savo mažutį gimusių vaikų, visi užaugo, tik dėja patys tėvai tų savo vaikų nematė. Ir matome portretą, žmonos portretą iš Baltarusijos išleisto, Minske išleisto albumo Radvilų portretų, kurį jie rado. Albumas išleistas kapitaliai, gražiai, yra pasirūpinta vertimais ir į rusų, ir į baltarusių kalbą. Ir būtų viskas labai gražu, jeigu ne viena įdomi ypatybė, sakykime, tie vadinamieji kartušai, užrašai po portretais lotynų kalba, kur yra aprašomi asmenų, rašoma, kokių tėvų sūnus ar dukra, kas buvo sutuoktinis, ar susilaukė vaikų, ar mirė, kaip prašoma, sterilis, ar dar kaip, ar teko palaidoti vaikus, ir parašomi svarbiausia, sakykime, jeigu tai kalbam apie vyriškos linijos Radvilas, apie jų žygius, kokiose kovose jie dalyvavo,
Tai štai pastebėjom tokią įdomią ypatybę, kad tuose vertimuose į rusų kalbą ir į baltarusių kalbą yra iš užrašų praleista viskas, kas siejama su Radvilų dalyvavimu mūšiuose prieš maskvėnus, prieš kazokus ir visi apibūdinimai, žodžiu, toks požiūris į Radvilas tarsi ir atstato jų pilis, rūpinasi kitokių palikimų, tačiau visko iki galo pasakyti negali. Na, tai man primena šiek tiek tos laikus, sakykime, praėjusi, kodėl negalėjome pažymėti taip, kaip šiandien Radvilos juodojo jubiliejaus prieš 50 metų. Vien dėl tos pačios priežasties tai ir buvo neįmanoma. Dėl kovų, dėl dalyvavimo. Na, dar tarp visų štai šitų dokumentų yra visas stendas skirtas jo kaip ryšiams su reformacijos judėjimu ir ten galima matyti ir knygą išleista čia pakartotinas leidimas 1609 metais, 17 amžiaus pradžioje iš tiesų tai buvo ir joje išspausdinta Kalvino laišką Radvilai Juodajam, kuriame jisai kaip tik dėkoja už jo pastangas ir skatina, dėkoja už tai, kad jisai siunčia jaunuomenę mokytis ir daug tikisi iš Radvilos ir prašo, kad jis ir toliau, kad jis būtų vėliavnešiu štai šitų jaunų žmonių, padarytų jiems tokią įtaką. Matome taip pat vieną rankraštinį dokumentą, tai būtent evangelikų reformatų sinodo iš protokolų knygą. Ir ten taip pat yra minimas Radvila Juodasis ir jo pastangos sprendžiant įvairius klausimus. Uždraustų knygų sąrašą mes radome 18 amžiaus vieną iš leidimų. Tai ten pirmuoju punktu, aišku, mes to puslapio neatvertėm, bet pirmame punkte yra įrašyta, kad turėtų būti naikinami visi šventojo rašto leidimai ir ypatingai komentarai, kuriuos paruošė, kaip ten parašyta, eretikai. Tai toji Brastos Biblija, kurios matote, specialiai padėjome 2 egzempliorius, mes turime jų daugiau ir visi jie išliko todėl, kad buvo evangelikų reformatų sinodo bibliotekoje, kad matytumėt apskritai, kaip atrodo visa pati knyga, taigi ir tos knygos turėjo būti sunaikintos, ką dėja vėliau sūnus Radvila, našlaitėlis, Mikalojus jau 8-asis, nes labai įdomu, skaitant heraldiką arba šiaip žiūrint į jų genealogijos medį, kad nesusimaišytume tarp tų visų, kadangi ir vienoj, ir kitoj giminės atšakoj buvo daug tų pačių vardų ir kuris toj giminėj taip jau sakant, kuris gimdavo anksčiau, tai buvo Mikalojus, sakykime, 5-asis, Radvila Rudasis, o Mikalojus 6-asis, jau Radvila Juodasis, nes buvo gimęs keletų metų vėliau už savo taip pat garsųjį pusbrolį. Ir tarp jų taip pat būta artimo ryšio ir mūsų parodoje tą galime pamatyti iš kai kurių dokumentų. Tai matome, mes suradome vokiečių istoriko, juristo, filologo Šardliaus paruoštą, jis yra parengęs, bet jau po jo mirties buvo išleista 1574 metais 4 tomų veikalas, istorinis veikalas. Kai ką jisai surinko iš įvairių autorių ir mus labai domintų Livonijos karo aprašymas, kad galėtume
na, įsivaizduoti, paskaityti, su kokiom problemom, su kuo teko susidurti savo diplomatinėme kelyje Radvilai Juodajam. Tai kada skaitai tą aprašymą, matai ir suvoki, čia sakykime, rašyta ne Lietuvos istorikų, tai yra Šventosios Romos imperijoje gyvenusių. Ir matai, kad jie suvokė, kokią didžiulę grėsmę kėlė Maskvos kunigaikštystė. Yra aprašomi siaubingi Maskvėnų žiaurumai Livonijos karo metu prasidėjusiam, kaip jie susidorojo su, dabar sakykime, su Narvos, su Tartu gyventojais. Ir netgi ten buvo svarstoma, kad, sakykime, nereikėtų siųsti jokių meistrų saugotis, kad Maskvėnams nepatektų jokie meistrai, kurie galėtų pamokyti juos statyti laivus, nes jie turi ypatingai daug tinkamos medžiagos, sakykime, medienos tiem laivams pastatyti. Ir kai jie prisiruoš tų ginklų, tai jie tada kels pavojų visai Europai. Tai buvo jau pastebėta 16 amžiuje. Na ir tame kontekste, Livonijos karo kontekste, yra 1564 metų Ūlos mūšio aprašymas ir atskleistas pusbrolio Mikalojaus Radvilos Rudojo vaidmuo, Lietuvos kariuomenės pergalė prieš Maskvėnus, su tais pačiais gražiais skaičiais, kokiom nedidelėm pajėgom, kokia didžiulė Maskvėnų kariuomenė buvo sutriuškinta. Ir kitame puslapyje buvo nepaprastai gražus atsiliepimas apie Lietuvą. Yra pakartota lietuvių kilmės iš romėnų, iš italų, kaip ten yra parašyta teorija, ir kaip jie atsikraustė iš šitos kraštus, rado puikias žemes, nepaprastai derlingas, gausias bičių ir medaus ir visokių kitokių gėrybių čia įsikūrė. Ir paskui daug liaupsių pačiai tautai, kad ir darbštus ir netgi daug ko pranoksta ir savo pirmtakus, iš kurių jie yra kilę, ir mokslui linkę, ir patys svetimų žemių nesigviešia, bet jeigu yra užpulti, tai duoda atkirtį, ir kad kalba esanti tokia pati buvo kaip ir italų, bet liaudės žmonės, paprasti žmonės, tiek vienur, tiek kitur iškraipė tą kalbą, pradėjo tiesiog tarti kitaip tuos karstus. Ir kita vertus, ir ko čia dabar stebėtis, kad lietuviai nešneka lotynų kalba, juk ir italai lotynų kalba jau nebešneka. Tai va štai tokiame kontekste nepaprastai yra malonu skaityti teigiamus, gražius atsiliepimus apie Lietuvą, ir tikrai manau, kad nebe Radvilos Juodojo nuopelnų įtakos ir toksai pasakojimas galėjo atsirasti. Matote dokumentų, sakykime, eksponuojama Strijkovskio kronika. Čia mes atvertėme tą puslapį, kur rašoma apie Radvilos Juodojo įtaką, indėlį į, sakykime, Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto vedybų istoriją, į tai, kaip jisai vyko ir gavo Šventosios Romos imperijos kunigaikščio titulą, kuris vėliau buvo patvirtintas. Beje, žmona Elzbieta Šidlovecka jam Kraičiui atnešė ir grafo titulą, kuris taip pat buvo patvirtintas, todėl kad jį buvo toje giminėje, jau nebebuvo likę vyriškos giminės atstovų, taigi Šidlovecko grafais buvo ir Radvilos Juodojo sūnus. Apie spaustuvės veiklą matome svarbiausia tos spaustuvės produktą, tai, kaip jau minėjau, brastos Biblija. Dar keletą istorijų, kur minima, matome ne visos, tikriau sakant, mes galime pasigirti, kad turime Karaliaučiuje išleistą
išleistus tuos du laiškus Lipomano ir Radvilos atsakymai, bet ir dar labai įdomu, kad tarsi tarpininkas tarp tų dviejų laiškų yra buvęs vyskupas Paulo Vergelijus. Ir būtent tie jūsų, kurie gavote parodai prisiminti knygos žymeklį, tai ten tie lotyniški žodžiai yra būtent Vergelijaus žodžiai, kuriais jisai apibūdina kunigaikštį Mikalojų Radvilą Juodąjį. Ir stebisi, kaip toksai Lipomanas, kaip jis apskritai drįso užsipulti šitokį žmogų, kuriam nė iš tolo negali prilygti. Na, daug dėmesio skiriame ir vaikams, kaip sakoma, tėvai gyvi savo vaikuose. Tai kaip minėjome, kad ir jau girdėjote, kad iš tikrųjų, kai tėvai mirė, Elžbieta Radvilienė mirė porą metų anksčiau už vyrą ir palikdama visiškai mažutėlius vaikus. Porą metų nušlavęs mirė ir tėvas, ir vyriausiam sūnui buvo 16 ir atitinkamai visi kiti mažesni vaikai. Na, jeigu būtų, ir todėl tėvai, ko gero, ir negalėjo daryti jiems didelės įtakos jų vėliau apsisprendimui, sakysim, dėl tikėjimo, bet kita vertus jie netapo musulmonais, jie liko uoliais krikščionimis ir tikinčiais žmonėmis. Ir sūnus Stanislovas net buvo gavęs pravardę Pamaldusis, o sūnus Albertas, Lietuvos Justinianas. Matote stende Mikalojaus Radvilos Kristupo, tai yra sūnaus našlaitėlio, išleista kelionė į Jeruzalę aprašymą. Po tos kelionės jisai pelnė Jeruzalės riterio dar titulą šalia savo visų kunigaikštiškų regalijų. Na, o lietuvių kalba padėta, tai kardinolo Jurgio Radvilos kelionių dienoraščio vertimai lietuvių kalbą, nes mes originalo rankraščių čia savo bibliotekoje neturime, tai padėjome. Na ir tas dienoraštis, kelionė į Italiją buvo parašyta anksčiau negu Kristupo kelionė į Jeruzalę. Tai buvo tiesiog tokie kelionių užrašai ir tai laikoma pirmuoju tokiu dienoraščiu Lietuvos lotyniškoje šitoje literatūroje. O dukros, ką galima pasakyti apie dukros, aišku, tęsė kitas giminės, visos buvo ištekėję, dvi ištekėjo toliau į Ukrainos žemes ir viena iš dukterų mirė Bučače, Ukrainos mieste. Na, dukra Kristina palaidota Varšuvoje. Ši vienintelė neturėjo, tik buvo sakoma, kad jos dukrelė mirė visiškai kūdikystėje ir jinai gyveno tik 20 metų. Dvi seseris, dviem seserim tais pačiais metais vestuves iškėlė brolis Kristupas našlaitėlis. Tai tiek galėtume pasakyti apie šiuos dokumentus. Na, kai kurie vaizdai, sakysime, yra iš asmeninių, ne archyvų, tiesiog asmeniniai nuotraukos, kai kurie keletas atvirukų ar knygų, prie kurių nerasite bibliotekos šifrų. Tai stengiamės kiek galime pagerbti kunigaikštį Mikalojų Radvilą Juodąjį ir tikrai nemanau, kad vienoje vietoje tiek senų dokumentų, 16 amžiaus knygų, rankraščių ar ir vėlesnių laikų dokumentų greitai kur nors pamatysite, nes
jums ir istorikai patvirtins, kad sunku ir radvilų archyvai dėl istorijos, dėl gyvenimo apetitų yra išblaškyti, sunkiai prieinami įvairios sudėtys ir taip toliau. Visą tai apsunkina galbūt ir tyrinėjimą ir tai, kad mes neturime dar tokių monografijų ar daug kūrinių apie vieną ar kitą iškilųjį mūsų istorijos didvyrį. Pasakykime, dėkoju už dėmesį. Labai ačiū, mielai Violetai, už tokį turiningą pasakojimą ir noriu labai atsiprašyti gerbiamo daktaro Karvelio, kad jam viešai nepadėkojau. Tiesiog šitam renginiui nebuvau pasiruošusi užimti tokią štai vietą ir vis dar dairausi, gal ateis tikrasis numatytasis šio renginio vedėjas, bet kaip matau, dar kol kas ne. Tai vis tiek mes tikiuosi dar sulauksime, bent ateis pasisveikinti ir pamatys, kaip mes puikiai čia leidžiam laiką.